rytdieną? Nu kaip, žinot visi, tai yra svarbios rungtynės, 16-tuko, pirmo mūsų to rato rungtynės ir su varžovu, tokiu, kuris tokia, kaip sakyt, rodo gan solidų žaidimą. Visi žinom, kas jam vadovauja, Bayern Müncheno komandai žymus ir visiems gerai žinomas treneris Pesičius. Ir jie, kaip sako, tai paskutiniam gal rungtynėm irgi pateko 16-tuką, bet statistiniai skaičiai rodo daug ką kitą. Yra komanda, kuri pagal naudingumą, pelnamus taškus, kamuolius atkovotus ir klaidas visą kitą, jie kažkur riktojasi mūsų grupėje po Realą. Tai reiškia, tikrai jie yra gan stipri komanda ir tikrai rytoj laukia gan svarbios ir rimtos rungtynės, kurias turim nusiteikę 100% kautis norint laimėti. Tai yra tikrai mums svarbu ir žinant, kad tai pirmos rungtynės žaidžiant namuose ir žiūrint į ateitį, tai tikrai mums reikia kautis ir tikrai bus nelengva. Dėl šventinio laikotarpio žalgiriečiams reikėjo dirbti daug ar vis tik ilsėjasi? Buvo ir poilsio, bet buvo gan daug ir treniruočių. Ką reikėjo, mes atlikom, pataisėm, kas dar kėlė problemų, tiek gynyboje, tiek puolime, tai tikimės, sakyt, mes dabar pilnų pajėgumų esam pasiruošę ir rytoj nusiteikę laimėti. Ar žaidimo planą kažkiek keičia tas faktas, kad rytoj turbūt nebus Dievičiaus su vienu lyderiu? Taip, jie turi savo praradimų, mes irgi nepilną sudėtim ir Martynas Pocius, Simas Sandarvenė ir Mindaugas Kupšas dabar traumuotas, tai tikrai mes neturėsim irgi žaidėjų kai kurių, bet mes į tai nežiūrim, mes žiūrim tai, ką turim ir žygiuojam į priekį su tai žaidėjais, kurie yra pasiruošę ir tikrai nori žaisti ir gausis rytoj pilnai. Kalbant apie patį top 16 etapą, jūs kaip, sakykime, kaip vertinat savo šansus apskritai, ką reikia daryti, kad būtų sėkmė? Kaip reikia laimėti prieš to? Nu kaip, čia aišku daug kas priklauso, kaip mes vėl kovosim, kiek stengsimės. Tikrai mums bus gan sunku, mes nesam kažkokie favoritai ir tikrai mums niekas neprognozuoja kažkokių ten laurų ir kad, nežinau, patekimą į 8-tuką. Bet mūsų vienas iš tikslų tikrai yra patekti į 8-tuką ir visiems parodyti, kaip mes galim žaisti, kaip mes gerėjam, kaip gerėja mūsų žaidimas ir tikrai mums reikia daug kur dar pasitempt, kad ten pakliūtų.